Laidelės Mink vedėjai Augas ir Džumbo, kamuojami didelių karščių Lietuvoje, sveikinasi su savo mielais žiūrovais jau 8 kartą. Šį kartą vėl apžvelgsime įsisenėjusias Kauno dviratininkų problemas. Sužinosime, kur kiekvienais metais keliauja vienas mūsų dviratininkų komandos narys Mantas. Ir kuo iš esmės skiriasi mėgėjams skirtas dviračių sportas pas mus ir Jungtinėse valstijose. Neišjungite mūsų laidelės ir netrukus viską sužinosite. Vieša paslaptis, jog viso pasaulio profesionalių plento komandų dviratininkai prieš savo lenktynių sezonus važiuoja treniruotis į Kanarų salyne, Ispanijai priklausančią ugnikalninės kilmės salą Tenerife. Jau kelis metus iš eilės dviračių šturmuoja ir mūsų Best Team komandos narys Mantas. Žinoma, ne pėsčiomis, o apsiginklavęs plentinių dviračių, GoPro kamera, daug vandens ir, žinoma, gera nuotaika. Kaip pats Mantas mums pasakojo, šiemet jam pavyko pasiekti vieną iš savo tikslų ir įvažiuoti dviračiu į vieną aukščiausių ugnikalnių. Net 43 km vien įkalnyje, kurios vidutinis statumas siekia beveik 6,5%. Iš viso nuvažiuota 108 km, 40 laipsnių karštis po debesimis ir spaudžiantis šaltukas pakilus virš jų. Kolega, šią vasarą ir vėl lankėtės Amerikoje, saulėtoje Floridos valstijoje. Ar ilsėjaisi nuo dviračio? Ar ir ten nepavyko pailsėti nuo jo? Klimatas prilygsta Ispanijai, labai karšta, bet vieną dieną sugalvojau sėsti ant dviračio ir nuskuosti pasižvalgyti į vietinį dviračių parduotuvę. Pakalbinti ten dirbančių žmonės, paklausinėti tiesiog apie sportą ir apie gyvenimą Floridoje. Na, įdomu. Sveiki, mėly kauniečiai, Best Team svečiuojasi Jungtinėse Amerikos valstijose, West Palm Beach mieste. Apvažinėjom visą rajoną ir einame į pačią pirmąją rastą dviračių parduotuvę. Pirmyn! Taigi mes esame artimiausioje West Palm Beach dviračių taisykloje, parduotuvėje ar On Your Mark Performance vadinasi. Taigi kalbame su Zeku, kuris dirba čia. Sveiki. Labas, kaip tu? Ačiū, puikiai. Papasakokit mums truputį apie savo parduotuvę. Ir ar populiaru važinėti plento, kalnų dviračiais, bet kuo šioje zonoje West Palm Beach'e. Na, mes esame pilno aptarnavimo dviračių parduotuvė, turime daugybę firmų dviračių ir kaip galite įsivaizduoti, bet kokio tipo dviratį galime jums suveikti. Taigi mes propaguojame, palaikome visas dviračių sporto rūšis. Pavyzdžiui, mūsų klientai yra kalnų dviratininkai, kurie tai daro jau kelis dešimtmečius. Na, o jie šiek tiek pabėga nuo rutinos ir važiuoja į plentą su plentiniais dviračiais, įgyti ištvermės. Daugybė plento dviratininkų aplinkui. Bet žinai, mes visi esame keliautojai, ar su hibridiniais dviračiais važinėjame pas močiutę ar vaikus. Sakykite, koks yra dažniausiai užduodamas klausimas šioje parduotuvėje? Kodėl mano padanga kiaura? Sakyčiau, kad daugiausiai žmonių perkančių iš mūsų dviračius tai daro dėl socialinio aspekto. Nepaisant fizinio pasirengimo aspekto, tiesiog neieškote būdų 2 kartus ar daugiau per savaitę išvažiuoti kartu su draugais. Žinai, čia truputėlį įsimaišė ir varžybiniai dalykai. Pavyzdžiui, ketini aplenkti greičiausią dviratininką mieste. Na, taip pat triatlonas, kur jūs be abejo žinote, bėgimas, plaukimas, važiavimas dviračių. Daugybė mūsų klientų užsiminėja triatlonu taip pat. Ar gali truputį mums papasakoti apie atskirą sistemą plento mėgėjų dviračių varžybose čia, Amerikoje?
Daugybė žmonių apsipirkinėja tokiose parduotuvėse, bandydami sustiprinti savo lygį, tačiau jie pradeda nuo skirtingų kategorijų bet kokiu atveju. Pradinukų lygis yra numeris 5. Jeigu niekada nesidalyvavęs lenktynėse, privalai pradėti nuo 5 kategorijos. Ir turi tai daryti apie 12-13 kartų, kol įgysi aukštesnį lygį. Ir iš tikro daug matome kritimų 5 kategorijos varžybose. Po to tu judi kategoriją 4, 3 ir taip toliau, priklausomai nuo to, kiek taškų turi. Ir laimi ar tiesiog dalyvauji savo varžybose. Taigi pagrindinis skirtumas mėgėjų ir pažangių mėgėjų bei buvusių ar būsimų profesionalų reitingavimas, taip? Na taip, Lietuvoje yra labiau atviras turnyras, kas nori tas eina. Profesionalas prieš veteraną ir jaunis prieš mėgėją. O Jungtinėse valstijose yra 5 grupės. Ir kad pakilti iš 5 į 4, reikės stipriai padirbėti. Ir tik pagal surinktų taškų kiekį bus sprendžiamas tavo likimas dviračių lenktynėse. Na, iš ties būtų sunku įsirašyti į elitą iš karto ten nuėjus. Tikrai taip. Iš 5 grupės tik iš karto į elitą nešoks. Pirmoje laidelėje aiškinomės, kaip teisingai nuvažiuoti parodos gatvės kalnų žemyn. O šiandien į mūsų akiratį papuolė senamiesčio Vilniaus gatvės požeminė perėja. Kur nors atsidurti ją jau seniai reikėjo, kadangi pakalbinti požeminės perėjos prekeiviai stvėrėsi už galvų, išgirdę klausimą apie saugų važiavimo dviračių. Pasirodo, incidentų čia vyksta kone kasdien. Ir net mums filmuojant reportažą, vienas skubantis kaunietis vos nepaukštelio ant galvos. Bandęs važiuoti dviračių žemyn. Siūlyčiau nei žemyn, nei aukštyn, kadangi nuvažiavimas ir užvažiavimas per status. O akmeninė danga slidi bet kokiu atveju, ar esant sausam orui, kada dulkės yra vis tik tai slidžios, ar šiek tiek palijus, kai vanduo varva ir yra šlapia ir slidu. Esu Kauno senamiesčio požeminėje perėjoje. Girdėjome labai daug gandų, kad gėlių prekeiviai prisižiūri žiaurių vaizdų, kuomet dviratininkai bando nusileisti šiuo slidžiu kalniuku ir tiesiog griūna, pridarydami problemų ne tik praeiviam, bet ir savo. Dažniausiai bandom challenge padaryti ir užvažiuoti, bet kadangi labai statu ir slidu ir mažas pravažiavimas, aš nuvažiuoju, dažnai ir bandau iškilti, bet vienintelis slidi danga yra. Galbūt norėtųsi, kad nebūtų šiurkštesnė visą. Gėlių pardavėjas, dirbantis šioje požeminėje perėjoje, papasakojo kraupų įvykį, kai 16 metų mergina praeitą savaitę bandžiusi nuvažiuoti šiuo nuvažiavimu tieškėsi į grindinį ir teko gulėti 20 minučių, laukti pagalbos, jis jai stengiasi kiek įmanoma padėti. Vaikinas važiavo laiptais, net nesiveždamas keliu ir pats nukrito. Esu viską matęs, bet paprastai žmonės tiesiog nusiveža dviračius. Užvažiuoti kažkaip. Pradžiai turėjau tokią mintį, bet po to persigalvojau. Ne kasdien, bet Kiekvieną dieną. su tais kitais pigesniais pabandęs aš čia būdavau ir nučiuošti, ir nušliuošti, ir nuvažiuoti, stabdžius biškį prilaikydamas. Tai buvo čia porą atvejų, kad irgi kritau paslydęs. Aš manau, kad čia per netam reikalui pritaikytas tas kelias, jis lygus yra. Ir kai jie varo čia paslysta ir griūna visi. Per antrą kritimą kelią buvau nusibrozdinęs, bet tai čia, kaip sakoma, menki tokie juokingi susižeidimai. Bet buvau pabandęs aš čia nuvažiuoti ir stabdžius paspausdamas, bet tai tas važiavimas toks gaunasi slystantis ir užnešantis arba metantis į šoną. Ir kaip numeta į šoną paslydus, tiesiog krenti ant tų laiptų ir biškį kažką apsidaužai iš kūno dalių. Pakalbinus įvairaus plauko praeivius, kurie bando dviračiu įveikti šį statų užvažiavimą, sužinojome, kad nėra tokia bloga situacija. 1 iš 10 tik tai bando ją įveikti dviračiu. Taigi, nėra ką mokyti ir demonstruoti. Tiesiog naudokite savo galvą ir stenkitės kuo realiau įvertinti riziką visose eismo situacijose. Kad nepakenktumėte nei savo, nei kitiems. Širdingai dėkoju visiems buvusiems prie ekranų kartu su mumis. O išsakyti nuomonę, kaip visada galite, elektroniniu paštu.
mink.kaunieti@gmail.com. Ir iki kitų susitikimų, draugai. Iki. Enjoy riding, take care of your bike and take care of yourself.